Labas, Karolina. Labai gera pas tave sugrįžti. Aš nežinau, kas tai yra, bet jaučiu kažkokį magnetizmą, kad man tavęs vis norisi ir aš žinau, kad mūsų pašnekesiai visą laiką būna ne apie orą. Jie būna truputėlį, ne truputėlį, gerokai. Dar ir apie vandenį. Aha, ir apie vandenį gerokai, tas gelmes ir gylius ir visa kita. Ir iš tiesų tavęs noriu paklausti pradžiai tokius apie žemiškus dalykus ir paskui pasižiūrėkime, iki kokio gylio ten mes nukeliausim, ar ne, per tos pašnekesius. Tai nenaujiena, kad tavo gyvenime atsirado joga. Taip. Ir noriu tavęs paklausti, ką jin tau duoda, kaip jinai apskritai į tavo gyvenimą atėjo, apie ką tai? Joga. Labai gilu ir labai platu. Man joga tai yra visiškai kitoks gyvenimo suvokimas, ar ne, pajautimas to gyvenimo. Ir mano gyvenimiška filosofija apsivertė tikriausiai 360 laipsnių kampu, ar ne, kada į mano gyvenimą pirmiausiai atėjo vaikai, bet su vaikų atėjimu pas mane pradėjo belstis ir joga. Jinai beldėsi pakankamai ilgai, nes aš dirbau grožio salone ir atsimenu labai puikiai, aš visą laiką tokia, pas mane labai daug tos vyriškos energijos, ar ne, ir jinai dominuojanti. Tai aerobika, bėgimas, viskas, kas intensyvu, viskas, kas reikalauja daug energijos, ar ne, ištvermės. Ir kada atėjo, būtent, ir kada atėjo pas mus į saloną, atsimenu vyriškis, mes pietaujam kolektyvas ir jisai sako, atvažiuoja tam tikrom dienom į Tauragę į jogos pamokos. Ir man tokia pirma mintis, ne, iš vis net neįdomu, net nerezonuoja, ar ne, pradžiai. Ir tada sako, gerai, gal bent galiu skrajutes palikti pas jūs, ar ne, gal kažkas susidomės, ar ne, padalinsit. Gerai, sakau, palikit, žinai, ir taip, bet su tokiu vidiniu visiškai pasipriešinimu sakyčiau, kad nei čia kam įdomu ta joga, žinai, ir apskritai kas ta joga ir su kuo jinai valgoma. Ir paskui buvo taip, kad dar kartą pas mus buvo atėjęs kitas žmogus, lygiai taip pat į saloną, kuris irgi kvietė į jogos pamokas, atnešė ir lankstinuko apie jogą, kas tai yra ir taip toliau, bet irgi buvo ne, tai ne mano visiškai. Ir paskui aš išvažiavau į moterų stovyklą, į Maltą, kurioje buvo pakviesta jogos mokytoja ir mes rytais praktikuodavom būtent jogą. Tai buvo pirmas kartas tada? Pirmas kartas, okay. Taip, ir aš atsimenu, pirmą rytą pabundu, ar ne? Ne. Dar ne šiandien, nenoriu, nes nugi ten niekas neprivaloma, tu rezonuoji, eini, nerezonuoji, tu tiesiog gali išeiti pasivaikščioti, ar ne, ar nueiti išsimaudyti, jau čia tavo laisvė rinktis, ką daryti. Ir aš atsimenu, man teko pereiti, kad nusileisti iki baseino per tą vietą, per terasą, kurioje vyko joga, ar ne, o ten saulėtekis, ankstus rytas, ar ne, ir aš tik pasižiūrėjau, kad jau man eina šilpai, ir moteris ant kilimėlių daro tą jogą. Ir mane tiek užbūrė tas vaizdas pirmiausiai, aš stabtelėjau, pasižiūrėjau ir galvoju, aš save laikau fiziškai stipria, galvoju, tą padaryčiau, galvoju, gal kitą rytą aš jau ir nueisiu, ar ne? Ir kitą rytą aš atsikėliau anksčiau, dar anksčiau, ar ne, nes ten joga prasidėjo dar anksčiau, ir aš nuėjau į jogą. Ir man buvo kažkas tai wow. Aš atsisėdau ant to kilimėlio. Aš sukryžiavau kojas į lotosą, mane dabar jau kažkas tai darosi viduj. Aš sukryžiavau kojas į lotosą ir toks jausmas, kad aš sugrįžau namo. Tai buvo toks, atrodo, mano kūnas žino ir atpažįsta kiekvieną tą, sakykime, pojūtį, sukryžiavus kojas, darant pranajamą. Pranajamą tai yra kvėpavimo ar ne pratimai. Tai man atrodo, mano kūnas, Karolina, tu tik tai nesikišk savo protu, jisai viską daro pats tobulai. Kiekvienas ritmas pranajamos, kiekvienas pojūtis asanoje, kiekvienas užlaikymas, taip tobula ir taip gera ir pats kūnas, sakau, toks panyra į tą būseną, kurioje viskas nelieka nieko išoriai. Tiek koncentracija į vidų, į savo pojūčius, ne į proto ar ne racionalizavimą visos situacijos, bet būtent į pojūčius. Tai ir kada mes nusileidom jau iš Maltos, išlipo moteris iš lėktuvo, buvo dar keletą tauragiškių, aš iš karto klausiau, pas ką tauragiai joga, pas ką tauragiai nueiti į jogą. Taip ir prasidėjo mano kelionė su joga ir jinai truko tikrai ilgai.
8 metus aš praktikavau jogą, tikrai esu išbandžiusi ne vieną jogos ir, sakykime, stilių, ar ne, ir mokytoją ne vieną, ar ne, esu turėjusi jogos, tai va taip vat ir keliavau koja kojam su joga, didesnių pertraukų nebuvo, visą laiką joga mano gyvenime. Ir tada atėjo momentas, kada pajutau, kad šitą gėrį ir šitą pojūtį kūno, kaip aš vadinu, vidinio stuburo, nes joga jį užaugina, ar ne, norėčiau perduoti ir kitiem, norėčiau pasidalinti. Dar mano kita veikla, ar ne, kurioje aš irgi liečiu žmonės, leido man suprasti, kad mano prisilietimas tarsi nunulina žmogų ir visą išorę tiesiog tam tikram laiko tarpui, nežinau, panaikina, nustumia, palieka už durų, sakykime, ar ne, ir žmogus kada atsikelia ir sako, kad Karolina, ką tu padarei, nes neliko nei namų, nei vaikų, nei rūpesčių, atrodo, va to momento, ar ne, mes esam kažkokiam tai burbule, kuriame sustoja laikas ir ta erdvė, jinai lieka tik tais apie mus ir apie pojūtį ir apie tą gilesnį gyvenimo suvokimą, ar ne, nes vien gyvenimas protu ir išoriai man jau senokai tapo, tiesiog nebe mano, ar ne? Bet ar aš teisingai, Karolina, suprantu, kad tas, kas tave stūmė labiausiai, erzino, kai žiūrėjai, tai nepatogiai, negražu, man ten nenoriu, aš ten ir taip toliau, tai ir buvo tavo galimybės. Nu, vat kalbant apie savirealizaciją, ar ne? Vat moteris dažnai ieško savęs, galvoja, apie ką aš čia ir taip toliau. Ir galbūt reikėtų tą žinutę išgirsti, ar ne? Kad vat tas, kas labiausiai erzina, tikrai ne man ir taip toliau, pasižiūrėti kitų kampų, ar ne? Aš dabar visą laiką sakau, jeigu tu netgi žmogų sutinki ir jisai tave pradžioj kažkaip tai įtempia, kažkoks tas bendravimas ar nelyg tai toksai, vat jisai ir neteka, tai nerk ten, nes tas žmogus, jisai yra tikrai tavo mokytojas, o mokytojas tai tikrai veidrodžiuoja, ne tavo pačios savybę atspindi kokią nors. Ir tai nereiškia, kad patogu, nes tas žmogus tau tikrai iškels tavyje tuos trigerius, ar ne, kur tu pats savęs nepriemi tais vat momentais ar poelgiais ar kažkokia tai, ar ne, savo gyvenimo filosofija tam tikrų klausimų. Tai žinok, kad tas žmogus tau yra pats geriausias atspindys, tavo veidrodis ir tavo mokytojas. Tai nesipriešink, bet nesipriešink tam, nes pradžioje, vat kaip ir sakau, dėl ko nepatogu su to žmogum, dėl to, kad mes priešinamės, nes mums nefaina. Ir kada tu nustoji priešintis, o tiesiog atsitrauki ir sąmoningai stebi, o ką man tas žmogus rodo, ką man jisai sako ir kodėl man jie kyla tas pasipriešinimas, ar ne? Tada tu suvirškini, suvoki, kad tai yra apie tave, bet nebūtinai tuo klausimu, sakykime, ar ne, tas žmogus neatsakingas, ar ne, bet šituo klausimu, tai tikrai žinau, kad tavyje yra tas pats. Neatsakingumas, tik tai galbūt kitų klausimų, ar ne, ir tu bandai nuo to pabėgti ir bandai neigti, nes, mes tai visi faini. Tai va, tai jeigu tik tai, kad ir veikla kokia, kur ne, man tikrai ne, pabandyk. Ir gyvenime pasimatuok, viską gyvenime pasimatuok, nes mes ateinam čia ne tam, kad įkristumėm į vieną vagą, ar ne, ir visą laiką joje patogiai, komfortiškai būtumėm, ne, matuokimės viską. Nu kaip tau gražiai čia viską sudėlioji mintis. Joga yra kiekvieną dieną dabar pas tave? Kaip ritualas? Ar tu vedi kokius nors užsiėmimus galbūt? Na, papasakok daugiau. Taip, aš nesenai pradėjau vesti, ar ne, jogą kitiem, ne tik tai pati daryti. Po 8 metų praktikavimo jogos pas mane gal liko labai nedaug asanų, bet liko daug pranajamų. Nes ką padaro, ar ne, bet koks kvėpavimas, dėl ko kiekviena joga prasideda nuo koncentracijos, ar ne, ir nuo pranajamos, dėl to, kad tai geriausiai nuramina mūsų protą ir subalansuoja mūsų kairįjį ir dešinį pusrutulius, ne, kada mes tiesiog pasineriam į tą tokį balansą ir į tą tokią vidinę ramybę. Ir iš čia mes nusileidžiam čia, kur ne protu, ar ne, mes racionalizuojam, o tiesiog mes jaučiam. Aš visada ir siūlau, pajauskim, ar ne, pirmiausiai savo kūną, nes dienos metu ką mes darom, mes visą laiką galvojam, planuojam, dėliojam, ar ne, mes kiekvienas tam savo voverės ratuke, ar ne, turim daugybę įsipareigojimų, daugybę veiklos, vaikai, šeima, namai, savirealizacija, darbai ir taip toliau, o čia va tiesiog tu nurimsti,
ir pabūni pats su savimi, tu nusileidai tą savo gelmę. Tai taip, vedu jogos ar užsiėmimus, o mano kasdienybėje taip, ryte yra tam tikri ritualai, bet tai yra daugiau apie kvėpavimą. Aš padarau keletą tempimų, įsipatoginu savam kūne ir aš daugiau darau būtent kvėpavimo pratimus, kad išeičiau į dieną su ramybe ir su vidiniu balansu. Kuo tu dar gali būti naudinga žmonėms? Ką tu dar mokė? Va dabar visai, ką aš moku kaip ekspertiškoji. Vadinkim. Tai aš dar esu grožio specialistė, ir man labai patinka, bet ir dabar žiūrėjau Aureliją ir aš visą laiką džiaugiuosi jos oda, nes tas šiltėjimas, ir sveika oda man yra labai labai svarbu, nes tikrai tikiu, kad mūsų vizitinė kortelė, yra mūsų šypsena, mūsų akis, kurios yra būtent tame plote, kur yra veido oda. Tai va, tai man labai patinka puošti moteris, gražinti jų odą. Ir vidus, ir išorė tokia, ir čia jau balansas. Taip, kada moteris apskritai žiūri, į veidrodį ir jai patinka tai, ką jinai mato, žinoma, ir tas pojūtis vidinis yra visai kitoks, jos pasitikėjimas savimi galų gale yra kitoks, ir kada nereikia ten, kokios pleiskanos nuo sausumo odos atsilūpusios ryte, pašalinti, tiesiog oda švyti, tai va, tai man yra irgi didžiulė dovana ir va, tas malonus, mano užsiėmimas, kurį aš galiu padovanoti kiekvienai, tą gražią odą, išmokyti, kaip prižiūrėti tą odą, kuo skiriasi priežiūra vasarą, kuo skiriasi žiemą, kad būtinai SPF užtepkim. Tai va, tai aš dar galiu būti ir tuo naudinga, bet paskutiniu metu, kas man labai smarkiai rezonuoja, nes, kaip sakau, išorinės aplinkybės faina, ekspertiškumas faina, aš ugdau ir jį, ir įvairių seminarai, ir tobulėjimas tiek jogos, srityje, tiek grožio specialistės srityje, man yra tikrai labai svarbu. Bet tuo pačiu aš dar gilinuosi į kitą gyvenimišką filosofiją ir man labai patiko mano vieno mokytojo pasakyti žodžiai, kad kuo aš galiu pasauliui būti naudinga kasdien ir kaip aš galiu būti ne vėžinė ląstelė, o ta sveika, nes visas pasaulis tai yra, sakykime, didelis organizmas, funkcionuojantis tobulai ir kiekvienas mes esam to didelio organizmo dalelė, ląstelė. Tai va, kaip aš galiu būti ne vėžinė ląstelė, o kaip aš galiu būti ta sveika, kvėpuojančia, besišypsančia ląstelė. Tai man atrodo, sutikus, kad ir žmogų dienos eigoje, nesvarbu ar pažįsti tu jį ar nepažįsti, kiek gali, išsiskirdamas, galbūt tu pasakai tik tai labas, galbūt tu pasakai, kaip šiandien gražiai atrodai, ar iš tikrųjų, bet aš šneku apie nuoširdų, žmogaus matymą ir pastebėjimą, o ne visą laiką sėdėjimą tik tai savo reikaluose, savo darbuose, bet va, pažiūrėti plačiau, pajausti, pamatyti tą aplinką, kuris tai galbūt gebėti sustoti čia ir dabar, tai akimirkoje, vidiniam tam savo bėgime sustoti, nes tikrai mes aplink nematom nei žalios žolės, nei galbūt moters su, nežinau, akcentų kažkurio, kas tikrai puošia ir traukia akį, tai aš tikrai nebijau pasakyti, kad labai gražiai atrodo ar jūsų skrybelė, ar jūsų rankinė, ar jūsų švarkelis. Kaip reaguoja moteris, kai gauna komplimentus? Įvairiai. Yra buvę visokių. Aš atsimenu, kažkada sėdėjau prie jūros, Klaipėdai ir tiesiog neateina, o plaukia moteris. Dar kaip šiandien pamenu, tai buvo baltas maudymosi kostiumėlis, tokia mėlyna skraistė ir mėlyna skrybelė. Ir jinai plaukia to smėlio ir aš taip galvoju, deivė. Va tikra deivė tas moteriškumas, kuris... Ir drįsai pasakyti. Taip, jinai priėjo, sakau, puošiat savimi visą aplinką, sakau, labai gražiai atrodot ir jinai nusišypsojo ir sako, ačiū jums. Tai va, yra kas pasižiūri, nutyla, susigūžia, nes tai yra nepatogu, mes nepratę rodyti tų savo jausmų ir būti tais tokiais šiltais, pažeidžiamais, jaukiais ir tyrais vaikais, nes pažiūrėkit vaikui pasakyti, kad tu tenais graži ar tu negraži, tai jam yra, taip va, bet mes suaugę savo neleidžiam, mes ribojam save. Tai va, tai šitoj vietoj yra buvo net ir parduotuvėje, mergina matavosi kažką, tai išeina iš matavimosi kabinos, sakau, drąsiai gali pirkti. Geras, leidai savo žodžiu pasakyti nuomonę. Ir mes dar abidvi pasišnekėjom, taip pat kažką ten dar jokelį kažkokį, viena kitai numetėm ir va toksai, va, sakau, malonus pokalbis, kuris nieko nekainuoja, bet tu išsineši šypseną ir tą šiltą jausmą širdyje. Tai va, stengiuosi
kiekvieną dieną, ar ne, pagalvoti, o kuo aš galiu papuošti pasaulį šiandien, ar ne, ir kaip aš sakau, pasakysiu dar giliau, kaip aš kiekvieną rytą, ar ne, save užmotyvuoju. Aš tikrai tikiu, kad yra kažkas aukščiau šitam, ar ne, gyvenime ir vadinkit kaip norit, kažkam galbūt tai Dievas, kažkam tai yra visata, kažkam tai yra visą apimanti energija, šaltinis, dar kažkas, tai man tai yra mama. Aš tai priimu ir aš irgi pritariu tai nuomonei, kad Dievas greičiausiai yra moteris, nes moteris yra apie kūrybą, moteris atneša gyvybę į žemę, na, ir aš tikiu, kad ten irgi yra moteris. Tai aš visą laiką ir sakau, kad kuo mes galim papuošti pasaulį, tavimi per mane. Nes aš esu tik įrankis, ar ne, šitose rankose ir vat, kiek aš galiu jaustis to įrankiu, nesusireikšminti, nesuasmeninti, kad aš čia esu pati svarbiausia. Tai vat, tu mano dama ir gali papuošti pasaulį. Graždas klausytis, jau toks užliūliavimas jaučiasi. Gerai, keletą dar tokių klausimų tau turiu įdomesnių. Ką būtum norėjusi sužinoti anksčiau? Kad rojus žemėje yra prie tėvų pėdų. Wow, kaip tu čia giliai. Papasakok man apie tai plačiau. Kiek stebiu, o aš tikrai stebėtoja gyvenime, kiek klausausi istorijų, nes kosmetologės, psichologės, tai yra brūkšnelis psichologės, ar ne, ir tikrai labai daug išpažinčių, daug gyvenimo istorijų. Ir suprantu, kad didžioji dalis mūsų kaip atėjusių vaikų, ar ne, aš dabar irgi pati mama ir aš pati matau lygiai tą patį, kad ateina vaikai, kurie iš karto galvoja, kad tėvai jiems skolingi. Viskas skolingi, ar ne, nes aš taip ir... Privalo duoti. Privalo duoti, taip, būtent privalo duoti ir aš labai dažnai taip sėdžiu, ar ne, kada ateina vienas, ateina kitas, jam reikia to, tam reikia ano, tai tu čia manęs negali nuvežti, nes va, mano sūnus dabar va, visai neseniai man tokį, sakau, skėlė. Sako, o tu gali susirasti vyrą. Opa. Sako, kad tau nereikėtų šitiek dirbti ir tu galėtum kaip normali mama man padaryti valgyti, nuvežti mane į papildomą ar į salę. Nu, iš vienos pusės kaip ir taip, bet aš jam ir sakau, ką sakau, įsivaizduoju, atsiranda vyras mano gyvenime ir aš tampu aptarnaujančiu tavo personalu. Stop, sakau, ne. Nori valgyti, šaldytuvo nerakinu, ne. Turi paspirtuką, važiuoji pats į salę. Aš taip mokau savarankiškumo ir suvokimo, kad atsakomybę už savo poreikius pirmiausiai mes turime prisijimti, ar ne? Nes čia dar vienas dalykas, kada aš juos išleisiu ir jie patys išeis į gyvenimą, ar ne? Tai nebus našta antrai pusiai, kad suvoks, kad ne tik, kad aš nelaukiu, kada man duos, bet pirmiausiai aš pasidarau viską pats ir galiu dar tą 1%, nes santykis visada yra apie 2, ar ne? 50 mano, 50 tavo, bet jeigu aš galiu duoti 51 ir kitas žmogus gali lygiai taip pat duoti 51, nes jis neskylėtas, jisai pilnas ir kokybiškai gali pasirūpinti savo egzistenciją ir buvimu, tai tobula. Tai va, tai sugrįžkim prie to, kad jeigu mes jau būdami paaugliai, sakykime, vaikui dar yra labai sunku, ar ne, bet būdami paaugliai suvoktumėm, kad ne tėvai mums skolingi, bet mes jiems skolingi už galimybę patirti šitą pasaulį, turėti šitą kūną, išgyventi visą tai, ką mums duoda, ar ne, šitas pasaulis, pamatyti jo grožį, išgirsti jo visus garsus, jį ragauti, jį lytėti. Bet tada būtų ženkliai paprasčiau gyventi. Mes turėtumėm startą, kuris mus labai aukštai pakylėtų ir mes gyvenime būtumėm tie, kurie gimė palaimingą žvaigždę. Išties, drąsiau gyventumėm. Mes ženkliai drąsiau gyventumėm ir mums viskas va taip lyg per sviestą lengvai sektųsi. Bet kada mes įsivaizduojam, kad mūsų mama privalėjo mylėti taip, o tėtis taip ir aš čia turiu begalę nuoskaudų, ar ne? Mes visą gyvenimą ir tvarkome su savo psichologiniam problemom, nes mes įsivaizduojam, kad mus tėvai ar nepagimdė ir iš karto jie mums skolingi visą pasaulį. Tai jie taip nėra. Tai va, kada pajuntam tą dėkingumą ar ne tėvam vien už tai, kad aš turiu galimybę patirti šitą pasaulį. Nes o kaip kitaip, ar ne? Eilė per tėtį ir mamą. Būtent. Ne, gerai, kitas klausimas. Jeigu atsidurtum kambaryje pilname žmonių, kur tu sutikai per visą savo gyvenimą juos, kieno žvilgsnio ieškotum pirmiausiai? Aš taip bandau va dabar paieškoti, jeigu mes kalbam apie išėjusius, jau, nesvarbu, tai pirmiausiai mama.
Pirmiausiai mama. Savo mamos ieškoti. Taip. Wow. Pirmiausiai savo mamos, nes tai yra vartai. Vartai į šitą mano gyvenimą, ar ne, tai pirmiausiai mamos. Suprantu, kad ir be tėčio manęs nebūtų čia, o tada eitų tie, kas jau išėję, bet tai irgi būtų mano šaknis, mano seneliai, mano močiutės, ar ne, tai yra pirmiausiai. Bet šituos žmonės aš kokios tavo gilios vertybės susirinkčiau. Ar esi gavusi kada nors kokį nors patarimą, kur iš pat pradžių ne apie mane, ką tu čia šneki, aš geriau žinau, ir tik paskui po kurio laiko atėjo, geras, va, apie tai čia kalbėjo. Gal iš tėvų, gal iš kolegų, bičiulių, draugų? Tikriausiai, kad nesipriešinti tam, kas vyksta. Nesipriešinti tam, kas vyksta. Ir aš dar čia galvoju, aš atsimenu, kad aš gavau iš žmogaus, būtent iš žmogaus, kuris mano supratimu visiškai nerezonuoja savo gyvenimo filosofiją, savo apskritai gyvenimo poelgis, įvykiais. Taip, būtent nerezonuoja ir aš taip lyg tai žinai, tu čia, aš pavertinu, kas tu čia toks, kad man bent jau tu gyveni taip kaip aš, ar ne, čia tada kalbėjau, tada mes galim pasišnekėti. Bet žinau, kad paskiau aš po kurio laiko tik tai, kada buvo irgi daug gyvenime tų įvykių ir situacijų, kur dėl ko jis mane skaudino, dėl to, kad aš priešinuosi. O jeigu aš priimčiau, ar ne, ir kaip ir sakau, sugebėčiau pamatyti iš šono save, būtų ženkliai lengviau. Nes kiekvienas tas žmogus ir kiekviena ta situacija mum ir rodo, kad pasižiūrėk į save iš šono, pasižiūrėk į save iš šono. Na ir keliaujame pabaigą, nežinau, ar tos klausimus aš tau siunčiau ar ne, paskutinius 3. Nežinau. Bet tu manęs net neklausai, kas ten, ne? Žiūrėk. Aš tuos klausimus paprastai vadinu nepatogiais, bet čia tavo atveju žiūriu, kad čia visai normalūs tokie. Kaip išnaudotum laiką, jeigu nereiktų niekada miegoti? Žinai, kokia pirma mintis? Tik pirma ir sakyk. Norim tiesos. Tvarkyčiausi. Ką tu tvarkytum? Baigti turi minti? Ar kažką čia savo? Namus, nes man pats geriausias veiksmas, kuris mane labai greitai nukelia į meditaciją, tai yra tvarkymas. Kada aš einu pati, keliais, nareliais, viską šluostau, viską perkraustau, atrenku jau atgyvenusius daiktus, man toks jausmas, aš tada įsivalau ar ne savo tą vidinę erdvę. Ir man to reikia. Aš tikriausiai eičiau kiekvieną spintelę, išsivalyčiau, nes buvo karantinas. Man buvo tobulas laikas. Kaip daugumai jisai buvo labai nefainas ir labai ar net ten toksai spengiantis galvoje ir ausyse, man tai buvo tobulas laikas. Aš tiek galėjau skirti laiko savo namam, savo būčiai. Tam, ką atidėlioji. Taip, tam, kam aš nerandu niekada laiko, ar ne, kad ir sakau, visus prieskonių indėlius, pakelius aš išsivalinėjau, susitvarkiau. Pagal abėcėlę susidėjai. Taip ir buvo. Taip ir buvo. Tai man visų orkaičių išvalymas, šaldytuvo atitraukimas ir kiekvieno kampo išvalymas, tai būtų apie tai. Bet iš tiesų tada atrodo ir švaresnė pati, ir mintys, ar ne? Aš net kvėpuoju, tada atrodo kitaip, man ir oras, ar ne, švaresnis, ir namie, ir mano pojūtis vidinis, aš palengvėju. Aš palengvėju. Ar tai emocijas aš nunulinu, ar tai kažkokius susikaupusius irgi savo, ar ne, įvykius per dieną. Nu, aš tiesiog taip viską išsivalau ir aš tampu lengvesnė. Nagi, 5 savybės, kurios tau tavyje labiausiai patinka. Labiausiai. Kur niekam jų netiduotum, į nieką nekeistum ir tau net nesvarbu, ką jos apie tai galvoja. Okay. Jos. Nuoširdumas, ištikimybė, atjauta, draugystė ir užsispyrimas. Dar galite tęsti. Tau pačiai patinka šitos tavo savybės? Patinka, nes aš tai vertinu ir kitose. Dar žinai kas? Punktualumas. Reikia tau, ar ne, kad jeigu pasakė, kad tuo metu... Jo, aš pasistengsiu netgi atvažiuoti trupučiuką anksčiau, ar ne, nes aš sakau, aš tikrai, kada dirbu su klientais, ar ne, registruoju žmogų po žmogaus, man tai yra labai svarbu, nes paskiau
ne dėl manęs, Kito žmogaus sąskaita. iš kažko tai ar ne aš turiu atiminėti, bet aš jau dabar tikrai esu priėmusi savyje tokį sprendimą, kad tas žmogus, kuris vėluoja, jisai pats iš savęs ir atima tą laiką, aš niekada nebevėluosiu kitam ar ne žmogui, aš tiesiog iš to pačio žmogaus vat ir atimsiu tą laiką. Nu, tai kaip tu čia Taip. tvarką pasidarai ir šio klausimo, ar ne, ir tau ramiau, ar ne? Taip. Nu ir Karolina, paskutinis klausimas. Gyventum pati su savimi? Aišku. Viskas, ačiū tau. Ačiū tau.